Taigi, benzininis keturatis Kajo AU 125. Kuom jis yra ypatingas? Tuom, kad jis yra su įpurškimu. Ateikit apžiūrėkim įpurškimą. Mielas mano operatoriau. Čia, kaip matot, nėra karburatorius. Jūs pasakysit man, kuom tai ypatinga, kad nėra karburatorius, gi pilna visokių keturačių. Deja, bet nėra tai teisybė, nes vaikiškose keturačiuose nėra dažnas reikalas ir net, sakyčiau, itin retas yra įpurškimas. Biški pamiršit problemas apie karburatorių, kad ten jį reikia kartais pravalyti ir taip toliau. Tai dėl to rekomenduoju rinktis su įpurškimu. Nes karburatorius irgi neblogai. Pradėkim nuo priekio. Žiūrėkit, koks priekis gražus, elegantiškas. Turi apsaugą iš viršaus, turi priekio apsaugą. Čia ne šiaip plastikas, čia yra metalas su viskom. Rėmas yra gerai padarytas be jokių niuansų. Tepimo taškai stovi. Matot? Pavarų dėžė. Į priekį neutralus ir į priekį forward ir atgal. Čia yra atbulinis, čia yra N, čia yra forward. Galas. Lempos, ledinės lempos, pažiūrimas, veikia. O matot, kaip gražiai. Visur gražiai apdirbti plastikai, labai gražiai viskas užbrandinta. Tai parodo gamintojo kokybę. Pažiūrėkit, net čia nepatingėjo uždėti. Matot, net čia. O tai reiškia, kad nepataupyta, pasistengta padaryti. Visos fiškės yra visai kitokios. Pažiūrėk, fiškės. Šiaip čia jau techninė dalis, bet įdomu. Fiškės yra šiaip kitokios nei standartinėse keturačiuose. Vaikiškose. Nepamirškit to pabrėžti. Varžtai, matai? Varžtai yra užsukti ir net pabrėžta. Tai reiškia, kad nedaveržė aš suskį ir pažymėjai. Ne, bet šiaip čia jau yra mato sužymėta, kad jau reiškia suveržta yra labai gerai. Tai va, grandinės apsauga, grandinės įtempimas. Čia žinot, ką aš atkreipsiu dėmesį jum. Stambi gera grandinė. O, dusliarka. Kuom gerai šitą dusliarką, nes būna, pavyzdžiui, sportinių, čia yra paprastesnis bakelis. Būna sportinių, tai jie labai kaimyną, nelabai gerai. Ne, o čia paprastai, Taigi pabandykim užkurt, kaip dirba šitas įpurškiminis keturatis. Šiaip nesigirdi dabar, nes jau buvom pasukę vieną kartą, bet kai pasukat, girdit, kaip siurbliukas sudirba, bzit, bzit, kaip automobilyje. Taigi, spaudžiam. Šiaip iš tikrųjų nemeluosiu, neapsimetinėsiu, bet kuriasi itin gerai. Nes su pacosiniais kartais būna, jeigu oras šaltesnis, jie šiek tiek jautriau reaguoja, biški reikia gazo priduoti, taip toliau. Šitas kuriasi iš praktiškai vieno pasukimo. O dabar test drive. Atkreipkite dėmesį, kadangi mano ūgis 1,85 m, tai aš beveik gerai, ko tu žiūri, 1,75 m. Atenk. Ir šiaip net man jis yra patogus, o aš tikrai esu mažas, bet ne toks kaip vaikai kiti būna. Ne? Dabar švelniai gazą duosiu, kad kilimas susivaniuotų. Forward. Automatas tai gazą priima švelniai. Nėra tai, kad čia, kai būna tribėgiai tiet, kad luptų, keltų, piestų, bet tai yra labai gerai, nes vaikam nėra gerai, kai labai lupa. Bet vat jis paima. Ir ką aš galiu daugiau pasakyti? Kajo, AU ir AT, visi modeliai su įpurškimais rasit pas mus, kur mankius.lt ir parduotuvėse.